Kiekvienas didelis bankas Lietuvoje turi savo ekonomistą. Tu puikiai žinai jų vardus, skaitai jų komentarus, klausai jų prognozių ir tikriausiai pasitiki jais. O kartu pasitiki ir bankais, kuriuos jie atstovauja. Bet bankas juk didžiulė, inertiška, neasmeniška organizacija. Pasitikėjimą jais tau kūrė ne logotipas, pasitikėjimą jais tau kūrė ekonomisto veidas. Šiandien parodysiu, kodėl tai veikia bet kokio dydžio verslui ir ką su to gali padaryti jau šiandien. Šį kartą ne apie reklamą, ne apie pardavimus, šį kartą apie pasitikėjimą verslu. Apie tai, kaip tavo verslas gali turėti veidą, kuriuo žmonės pasitikėtų. O pabaigoje pasidalinsiu nemokamu AI įrankiu, kuris parodys, apie ką konkrečiai tu galėtum kalbėti, pasiūlys konkrečias temas pritaikytas tavo verslui ir sugrupuotas pagal tai, kokį pasitikėjimą tavo auditorijai reikia sukurti labiausiai. Važiuojam. Pastarosius kelis metus gilinausi į kūrėjo ekonomiką. Tai yra žmonės parduodantis edukacinius produktus. Kursus, konsultacijas, SaaS produktus ar kitą. Ir mano galva, rinkodaros prasme, jie yra pabėgę kelis metus į priekį. Visa produktų rinkodara pasilikusi toli už nugaros. Čia būtų lengva numoti ranką, sakant, kad na taip, jie pardavinėja kursus, bet čia pas mus viskas kitaip. Ne. Pasižiūrėk atidžiau. Produktas skiriasi, bet principas yra identiškas. Kas jiems veikia šiandien, tau gali veikti jau rytoj. O veikia tas pats dalykas. Ilgo formato turinys, dažnai video forma, kuriame matosi ne tik konkretus veidas, bet ir mąstymas. Žmogus prieš nuspręsdamas pirkti, ypač paslaugą arba kažką brangesnio, suvartoja tarp 30 ir 60 minučių video turinio. Nuo 30 iki 60 minučių. Ne vieną postą, ne vieną reklamą, nuo pusvalandžio iki valandos. Šio turinio metu jisai stebi, klausosi ir vertina. Kaip tu galvojai, kuo tu tiki, ar tu apskritai panašus į verslą, kurio galima pasitikėti. Ir tik tada, atsiradus pasitikėjimui, atsiranda pardavimas. Ką tai reiškia? Klausimas labai paprastas. Ar tavo auditorija apskritai gali praleisti su tavimi 30 minučių? Ir jeigu vienintelis dalykas, kurį turi, yra gražiai sudizainintas turinys, pristatantis produkto savybes, turintis šio mėnesio pasiūlymą, atsakymas yra ne. Nėra su kuo tų minučių praleisti. Nesimato mąstymo, nėra veido, nėra dėl ko pasitikėti. Tad ko trūksta? Trūksta turinio, kuriame tu nieko neparduodi. Turinio, kuris padeda žmogui suprasti jo paties problemą. Kas iš tikrųjų vyksta, kodėl taip vyksta ir ką su tuo daryti. Turinio, kuriame matosi tavo mąstymas, kuriame tu turi savo nuomonę ir ją pasakai garsiai. Pagalvok, ko tavo klientas klausia savęs prieš pirkdamas. Ar tu kaip verslas supranti mano situaciją? Ar tikrai išmanai savo sritį? Ar galiu pasitikėti tavo siūlomo procesu? Ar verta dirbti būtent su tavimi? Kiekvienas šis klausimas tarsi atskira turinio tema. Ne apie tavo produktą, apie tai, ką žmogus išgyvena, kaip tai pakeisti ir apie tai, kaip tu galvoji. Pardavimas yra pasekmė, pasitikėjimas yra priežastis. O ką tuo metu daro didžioji dalis verslų? Didžioji dalis verslų turinyje slepiasi už logotipo. Sudizaininti postai, citatų karuselės, produkto nuotraukos. Tvarkingas feedas, kuriame nėra nei vieno žmogaus veido. Arba yra, bet tas veidas tos savaitės nuomonės formuotojo. Rezultate turim sintetinį, kažkur mitingrume gimusi turinį. Teoriškai teisinga, praktiškai neveikia. Viskas atrodo profesionalu ir gražu, bet nėra nieko, ką žmogus galėtų pažinti. Nėra veido, nėra balso, nesijaučia mąstymo, su kuriuo galėtų pabūti ir nuspręsti, taip, šituo verslu aš pasitikiu. Rezultatas? Tokį turinį pastebi tik tie, kurie jau dabar aktyviai ieško tokio tipo produkto, kokį siūlai. Jiems pakanka kainos ir savybių. Bet visi kiti, o tokių dauguma, net nesustoja. Nes nėra dėl ko. Ir toliau bus tik blogiau. Na, arba geriau, priklauso nuo to, kurioje pusėje būsi. Pasižiūrėk, kas vyksta šiandien. Dirbtinis intelektas generuoja tiek turinio, kad visas naujienų srautas virsta begalinė sintetinio turinio srove. Viskas atrodo gerai, viskas atrodo teisingai, viskas atrodo vienodai. Ir viskas vienodai neveikia. Kuo daugiau tokio turinio, tuo greičiau žmogus išmoksta jį praleisti net nepastebėjęs. Aš šioje industrijoje dirbu nuo 2005 metų. Puikiai prisimenu, kai prieš 20 metų diskutuodavom apie reklaminius skydelius, kurių žmogus akis buvo išsitreniravus net nepastebėti. Vienintelis kelias į priekį būdavo vis didinti šio formato agresyvumą. Galų gale atsidarius naujienas ar bet kokį kitą portalą, reklaminis skydelis uždengdavo visą ekrano plotą ir priversdavo tave su juo pabūti 5 sekundės. Statistiškai atrodydavo teisinga, praktiškai tai tapo vienu iš labiausiai erzinančių turinio formatų. Tad kuo daugiau tokio turinio, tuo greičiau žmogus išmoksta jį praleisti net nepastebėjęs. Nupoliruota nebereiškia patikima.
Nupoliruota vis dažniau reiškia sintetiška, netikra. Būtent todėl gyvas, netobulas, organiškas veidas darosi vertingesnis nei bet kada anksčiau. Ne todėl, kad toks trendas, bet todėl, kad tai tikra. Kuo daugiau sintetikos aplinkui, tuo labiau žmogus ilgisi kito žmogaus. Logotipas šitam fone tampa nematomu. Veidas išsiskiria. Čia dažnai girdžiu du prieštaravimus. Pirmasis – mano verslas per mažas, kas aš toks, kad čia rodyčiaus. Atvirkščiai. Smulkiam verslui šis kelias yra pats lengviausias. Nėra jokių derinimo procesų, nėra jokio teisinio skyriaus, nėra 5 žmonių tvirtinančių kiekvieną sakinį atskirai. Yra žmogus, kuris puikiai išmano savo sritį ir telefoną su kamera. Viskas, ko reikia. Antrasis prieštaravimas – mano organizacija per didelė. Nenorime sietis viso prekės ženklo su vienu konkrečiu veidu. Suprantu, bet grįžkime prie bankų. Kiekvienas didelis bankas tai daro dešimtmečiais. Turi savo ekonomistą, vieną žmogų su atpažįstamu veidu ir aiškia nuomonė. Tu skaitai jo komentarus, klausai jo prognozių ir pasitiki ne tik juo, bet kartu ir visų bankų stovinčių jam už nugaros. Bankas neslepia veido, bankas pasirenka veidą. Tavo versle tas veidas gali būti tavo. Tau nereikia nieko samdyti, nereikia laukti tinkamo žmogaus, tu jau esi tas žmogus. Niekas nepažįsta tavo verslo geriau už tave. Tai reikia tinkamų turinio kampų ir leidimo savo pradėti. Pradėk kaip eksperimentą. Vienas video, paskui dar vienas ir staiga tai jau ne eksperimentas, o visas turinio projektas, kuris pradeda kurti pasitikėjimą tavo verslu. Ir aš nujaučiau, ką tu galvoji, nes pats taip galvojau ilgą laiką. Kas čia žiūrės, kokie bus skaičiai, pirmi video bus vidutiniški, bus nepatogu, kolegos pamatys, kas ką pagalvos ir panašiai. Žodis, kurio ieškai – nepatogu. Ir taip bus nepatogu. Skaičiai iš pradžių nedžiugins, pirmi video nebus tokie, kokių norėtum. Mes nesame pratę įsipareigoti 10, 20, 50 viešų bandymų, žinodami, kad pradžioje rezultatas bus geriausiu atveju vidutiniškas. Bet kokia alternatyva? Toliau slėptis už logotipą? Jau matėm, kur tai veda. Tikroji problema čia nėra drąsa. Sunkiausia dalis nėra paspausti rekordą. Sunkiausia dalis – išlikti savimi, kai kamera jau įsijungus. Nes kas nutinka daugumai? Man galioja lygiai tas pats. Įsijungiu kamerą ir pavirstu į pranešimą spaudai. Į PowerPointą. Išlenda kažkokia šlifuota korporatyvi manęs versija. Staiga persikeliu į meeting roomą. Ši versija nekuria jokio pasitikėjimo, nes žmonės pasitikė ne pranešimais spaudai. Žmonės pasitikė žmonėmis. Ir tai yra tikroji problema. Nedrąsa įjungti kamerą, o sugebėjimas išlikti savimi, kai jį jau įrašinėja. Tai štai ką darau aš. Turinį derinu su žmona. Ne todėl, kad jinai būtų rinkodaros ekspertė, o todėl, kad pažįsta mane geriau nei bet kas kitas ir mato kiaurai viską, kas neskamba kaip tikras aš. Čia ne koks nors mes dviese turime vieną profilį juokelis. Migliai įsimylėjo klasės klouną, ne pranešimas spaudai. Ta sekundė, kai persijungi į paskaitos režimą, Miglė mane pagauna iškart. Čia ne tu ir vėl varai kaip per susitikimą. Toks mano filtras. Filtras, kuris užtikrina, kad nepavirščiau į korporatyvę savęs versiją. Tai vienintelis kokybės kriterijus, kuris svarbus pradžioje. Ne ar profesionalu, ne ar gražu, ne ar tobula. Ar čia tikrasis tu? Tai ką su visu tuo padaryti praktiškai? Pasiimk telefoną, kelios minutės. Papasakok apie vieną dalyką, kurį žinai geriausiai. Be scenarijaus, be studijos, be meeting roomo. Tiesiog kalbėk. O jeigu stabdo tik nežinau apie ką kalbėti, tai lengviausiai sprendžiama problema iš visų. Nes temų turi ne vieną, turi 10. Tiesiog niekada nesisėda jų užsirašyti. Štai keletas klausimų. Tinka tiek B2B, tiek B2C, nepriklausomai nuo to, kokioje srityje dirbi. Ką tavo klientas dažniausiai padaro ne taip, dar prieš atrasdamas tavo verslą? Ko jis labiausiai bijo prieš nuspręsdamas pirkti? Kaip atrodo tavo darbas nuo pirmo skambučio iki rezultato? Ko tu niekada nedarytum savo srityje, net jei klientas paprašytų? Matai logiką. Nei vienas klausimas nėra apie tavo produktą. Visi klausimai yra apie tavo klientą ir apie tai, kaip tu galvoji. Kiekvienas atsakymas padeda kurti pasitikėjimą, parodo tikrą tave. Ir būtent tą daro nemokamas įrankis šio video aprašyme. Įvedi trumpą savo produkto aprašymą ir gauni ne atsitiktinį temų sąrašą, o temas, kurios yra sugrupuotos pagal tai, kokio pasitikėjimo labiausiai reikia tavo auditorijai šiandien. Įrankis pasiūlo temas, o tavo antra pusė padės užtikrinti, kad jas papasakotum kaip tikrasis tu. Tavo maža auditorija pradžioje nėra nesėkmės ženklas. Tai yra įėjimo mokestis. Tad apibendrinant, bankai ilgo formato turinį daro dešimtmečiais. Kūrėjo ekonomika tai supranta puikiai ir iš to išspaudžia viską. Veidas ir priežastis pasitikėti konkrečiai žmonėmis. Tavo verslui tas veidas gali būti tavo paties. Niekas nepažįsta tavo verslo geriau nei tu, niekas nesupranta tavo auditorijos geriau nei tu.
Kūrėjo ekonomikoje dirbantys žmonės, kuriems viskas sekasi jau šiandien, neturi geresnio produkto. Jie turi veidą, drąsos jį parodyti ir viešai pateiktą mąstymą tinkamomis temomis. Su visu šio turiniu jų auditorija ir gali praleisti tas 30-60 minučių ir jų metu nuspręsti, ar jais pasitikė. Savo temas rasi šio video aprašyme, o birželio 15 darysiu nemokamą webinarą apie visą rinkodaros sprendimų struktūrą ir metodiką su AI. Ir papasakosiu, kaip viskas gali dirbti kartu su tavim arba už tave. Registracija nemokama, nuoroda aprašyme. Iki kito karto.